Sveiki sugrįžę į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos YouTube kanalą. Su jumis aš Andžejus Ravanas, LAS informacinės aplinkos prieinamumo specialistas. Ir šiandien noriu papasakoti, kaip naudotis Apple iPhone įrenginiu su ekrano skaitimo programa VoiceOver. Keli žodžiai apie tai, jeigu dar nežinote ir nematėte prieš tai buvusių vaizdo įrašų, kas yra ekrano skaitimo programa. Tai yra programinė įranga, kuri leidžia neregiui, žmogui, kuris visiškai nemato, pilnavertiškai, visapusiškai naudotis išmaniuoju telefonu. Skirtumas tik tame, kad neregys informaciją apie telefone atliekamus veiksmus ir apie kokį nors informacijos įvedimą ir taip pat apie informacijos išvesti, žodžiu, apie visus veiksmus, kurie vyksta išmaniajame telefone, gauna ne vaizdų į ekraną, kaip įprasta reginčiam žmogui, o per balso sintezatorių, ką aš netrukus pademonstruosiu ir parodysiu. Pradėkime nuo to, kaipgi reikia įjungti ekrano skaitimo programą, ir čia yra keli metodai, kuriuos mes netrukus ir aptarsime. Pirmas metodas, jeigu telefonas yra ką tik išpakuotas, jeigu telefonas yra naujas, arba atstatyti jo gamykliniai parametrai. Tuomet, kai reikia telefonui praeidinėti pirminės konfiguracijas, jungtis prie Wi-Fi ryšio, kurti Apple ID paskyrą arba prisijungti prie Apple ID paskyros, tuomet vos tik įjungus telefoną, mums viso labo tereikia spustelti ant telefono dešinės briaunos esantį maitinimo arba power button mygtuką. Greitai 3 kartus spustelim ir ekrano skaitimo programa pradeda šnekėti. Nuo šio momento neregys pilnavertiškai gali naudotis savo iPhone įrenginiu. Tačiau yra vienas niuansas iš praktinio naudojimuose, tai jeigu jūs esate neregys ir tai yra jūsų pirmas įrenginys, arba tiesiog jūs esate žmogus, kuris padeda neregiui ir kuris jam padėjo įsigyti telefoną, tai reikia žinoti, kad taip ekrano skaitimo programa pradės kalbėti, telefonas pradės ko puikiausiai veikti ir neregys galėtų visus tolimesnius veiksmus atlikti savarankiškai. Tačiau jeigu tai yra žmogus, kuris nemoka valdyti ekrano skaitimo programos, nežino jos veikimo specifikos, nemoka valdymo gestų, tai jam tai bus padaryti itin sudėtinga, o greičiausiai net ir neįmanoma, nes savarankiškai susikonfigūruoti telefoną gali tik tas žmogus, kuris jau turi išmaniojo telefono su ekrano skaitimo programa tam tikrus valdymo įgūdžius. Tai jeigu naujam vartotojui, sakykime, yra nupirktas telefonas arba jūs pats esate neregys naujas vartotojas, kuris nusipirko iPhone įrenginį, tai vis dėlto pirminiam konfiguracijom telefono rekomenduoju pasikviesti kokį nors pagalbininką, tai gali būti draugas, giminaitis, gali būti kažkoks darbuotojas arba, jeigu net yra galimybė, IT specialistas, kuris jums atliktų pirminius reikalingus veiksmus ir tik tuomet įjungtų ekrano skaitimo programą, kad jūs galėtumėte mokintis naudotis telefonu. Kaip įjungti ekrano skaitimo programą, jeigu telefonas yra jau sukonfigūruotas, praeiti visi pirminiai nustatymai ir jame rodo štai tokį pagrindinį ekraną. Šiuo atveju tai yra mano nuolat naudojamas renginys, tai čia yra visos mano sudėktos programos. Taigi, vat yra štai toks telefonas, bet ekrano skaitimo programa neveikia. Kaip reikėtų ją įjungti? Tiesa, ties šiuo momentu norėčiau paminėti taip pat vieną dalyką, kad jeigu jūs esate neregys, kuris mokate vien tik lietuvių kalbą, nemokate anglų, rusų, vokiečių ar kokios nors kitokios populiarios kalbos, tai turėkite omeny, kad iPhone įrenginiai lietuvių kalbos, tiek pačios kalbos, tiek lietuviško balso sintezatoriaus neturi. Tai todėl šis prietaisas gali būti ne pats tinkamiausias pasirinkimas naujam vartotojui, kadangi ekrano skaitimo programa skaitys su anglišku sintezatoriumi tą patį lietuvišką tekstą ir net jeigu jūs suprasite terminus, kurie yra telefono valdyme, tai sakykime telefono meniu punktus, jo standartinės programėlės, tai gali būti sudėtinga atsidarius kokį nors socialinį tinklą, banko programėlę arba
kokią nors pavėžėjo platformą, suprasti lietuvišką tekstą ir naudotis įrenginiu. Todėl reikėtų geriausia prieš perkant pasibandyti, kažkur pasimėginti, kad tiesiog nenusipirkti prietaisų, kurio jūs vėliau negalėsite naudotis. Nes Android įrenginiai lietuvišką balso sintezatorių turi. Galite pasižiūrėti mūsų kitą vaizdo įrašą apie Android įrenginius, jis taip pat yra šiame kanale. Taigi toks nedidelis nukrypimas, turėkite omeny, kad kaip aš asmeniškai pats bemėgčiau iPhone įrenginius ir kaip juos begirčiau, vis dėlto, kol jame nėra lietuvių kalbos, naujam vartotojui tai yra ne pats geriausias pasirinkimas. O dabar tęskime. Tai turim įrenginį, mes jį atrakinam ir įjungti ekrano skaitimo programą, praėjus pirminius nustatymus, yra taip pat keli būdai. O tiksliau, jie yra du pagrindiniai. Vienas būdas, jeigu telefone yra aktyvuotas balso sintezatorius Siri, galima tiesiog laikyti maitinimo mygtuką ir pasakyti Turn on VoiceOver. VoiceOver is already turned on. Balso asistentas atsakė, kad VoiceOveris jau įjungtas. Lygiai taip pat mes ekrano skaitimo programą galime išjungti pasakydami Turn off VoiceOver. Štai. Ekrano skaitimo programa išsijungė, telefonas pasidarė įprastai naudojamas kiekvienam reginčiam žmogui. Vėl pasakom Turn on VoiceOver. Okay, VoiceOver is now on. Štai, ekrano skaitimo programa įjungta. Tai čia vienas iš metodų, tiesiog paprašyti balso asistento Siri, kad ji įjungtų mums ekrano skaitimo programą. Kitas metodas per telefono nustatymus. Einame į settings. Tuomet accessibility. Aš gal truputį palėtinsiu. Kad galėtų suprasti žmonės, ką kalba telefonas, nes kuo didesnis įgūdis naudojimas atsiranda, tuo labiau ekrano skaitimo programa yra greitinama. Taigi, patekome į settings, tada punktas accessibility ir tada voiceover. Atidarom. Ir štai pas mane uždėta jau yra voiceover varnelė, kadangi ekrano skaitimo programa įjungta. Tačiau jeigu jūs ateisite čia naudodami įrenginį, kur neįjungta ekrano skaitimo programa, reikės tik uždėti šitą varnelę. Atsiras perspėjimo langas, kad telefono valdymas pasikeis, paspausti OK ir tuomet ekrano skaitimo programa pradės veikti. Kaip jau ir paminėjau, įjungus ekrano skaitimo programą, tai yra pirmas žingsnis, norint naudotis neregiui iPhone įrenginiu, telefono valdymas pasikeičia. Taigi dabar noriu papasakoti, kaip tas valdymas pasikeičia, kadangi tiek su Android įrenginiais, tiek su iOS įrenginiais yra visokių įdomių istorijų, kai žmonės netyčia įsijungia šitą funkciją ir paskui sako, kad vat pas mane telefonas kažką kalba, kažkas jam atsitiko, bet niekas neveikia. Jeigu aš dabar liesiu ekraną taip, kaip jūs darytumėte įprastai, kažkurioje vietoj. VoiceOver practice, button, audio, button, commands, button. VoiceOver recognition, button, commands, button, accessibility, back button. Štai, kaip matote, ekrano skaitimo programa skaito tekstą, kurį aš liečiu, arba skaito elementus, kuriuos aš liečiu, bet tie elementai nesusiaktyvuoja, vadinasi, neįvyksta paspaudimo veiksmas. Tai yra padaryta tam, kad neregys galėtų susipažinti su ekrane esančia informacija ir vieną kartą palietus ekraną elementas yra tik sufokusuojamas arba pažymimas, dar kitaip sakant. Tai sakykime, mes dabar norim grįžti į pagrindinius accessibility nustatymus, mes paliečiam back mygtuką ir kad jį aktyvuoti, mums reikia 2 kartus greitai, bet kurioje ekrano vietoje bakstelti su vienu pirštu per ekraną. Štai taip. Pabandykime dar kur nors. Tai sakykime.
audio motion zoom off voiceover side button audio descriptions on button. Pavyzdžiui, audio descriptions, paspaudžiam 2 kartus. Accessibility back button. Ir atsidarė audio description meniu punktas. Grįžtam atgal. Access audio vision heading. Taigi, vienas iš pagrindinių pokyčių, su kuriuo susidurs regintis asmuo įsijungęs ekrano skaitimo programą, tam, kad aktyvuoti kažkokį elementą, jo nepakanka paliesti taip, kaip jūs darėte anksčiau, jį reikia pirmą kartą paliesti ir tada greitai 2 kartus bakstelėti per ekraną. Dabar, kaipgi valdyti telefoną patogiai naudojant VoiceOverą? Tai pradėkime nuo informacijos esančias ekrane tyrinėjimo. Sakykime, mes dabar esame nustatymuose ir mums reikia susirasti, pavyzdžiui, punktą Accessibility Shortcut. Kaip mums tai padaryti? Mes galime vienas iš paprasčiausių būdų tiesiog pirštu braukti per ekraną. Motion, spoken audio, physic, touch, face, switch, control, touch, physic, audio, spoke, motion, display, voice, vision, accessible, cellular, one, vision, zoom, display text, motion, spoken content, audio descriptions, on, button. Kaip girdit, įrenginys skaito visus įmanomus punktus. Jis seka mano pirštą, ekrano skaitimo programa seka mano pirštą ir skaito kiekvieną elementą, kurį aš liečiu. Display motion, spoken audio descript, touch, physic audio motion, button. Štai taip. Norint aktyvuoti elementą, kaip ir sakiau, reikia 2 kartus bakstelėti per ekraną. Tačiau, ieškant informacijos tokiu būdu, padrikai vedžiojant pirštu per ekraną, yra didelė tikimybė, ypač jeigu jūs esat nepatyręs vartotojas, kažkokią informacijos dalį praleisti. Nes pirštas gali neužkabinti paprasčiausiai kažkurio elemento ir tai gali būti tas elementas, kurio mes būtent ir ieškome ir dėl tos priežasties mes tos informacijos nerasim. Todėl yra kitas patikimesnis būdas, tai vadinamas naršymo gestas. Kai mes vienu pirštu nuo ekrano centro maždaug braukiame horizontaliai arba į dešinę, arba į kairę pusę. Side control Apple keyboard hearing sound audio visual subtitles live speed live personal general guided assisted Siri accessibility shortcut voiceover button. Štai mes atėjome iki accessibility shortcut. Regintiem žmonėm, kaip matėte, tai tiesiog ekranas slenka sąrašu žemyn ir net tos informacijos, kurios nebuvo ekrane, einant šio naršymo gesto, jinai vėliau atsiranda ekrane, nes VoiceOver automatiškai paslenka sąrašą žemyn. Lygiai taip pat, jeigu aš braukau į kairę, mes einam sąrašu žemyn, jeigu aš braukysiu, jeigu į dešinę sąrašu žemyn, jeigu aš braukysiu į kairę pusę, mes slinksime sąrašu aukštyn. Tai tokiu būdu mes galime susirasti mums reikalingą elementą ir būti tikri, kad mes tikrai nieko nepraleisime, kad visa mūsų ekrane esanti informacija garantuotai bus perskaityta. Todėl, jeigu jūs esate naujokas, jeigu esate žmogus, kuris pradeda naudotis iPhone įrenginiu, visą laiką siūlau pradėti būtent nuo šito būdo. Na, o paskui, kai atsiras įgūdis, tai galima naudoti ir kitą metodą. Sakykime, mes ateinam pagrindinį ekraną ir aš tiksliai žinau, kur mano ekrane yra, pavyzdžiui, settings. Tai man nebereikia nei naudoti šio naršymo gesto, nei braukti pirštų šitai. Aš galiu paprasčiausiai, lygiai taip pat kaip ir reginti žmonės daro, tiesiog bakstelti pirštų į tą vietą, kur aš žinau, kad yra settings. Ir 2 kartus paspaudus aktyvuoti elementą.
Taigi, atėjome prie Accessibility Shortcuts. Aš norėjau surasti šį punktą ne šiaip savo. Visą laiką įsijungus VoiceOver rekomenduoju atsidaryti Accessibility Shortcuts. Ir kaip jau matėte ir girdėjote, pas mane čia yra pažymėta VoiceOver. Ir lygiai taip pat rekomenduoju jums pasižymėti VoiceOver punktą šiame meniu. Kam to reikia? Zoom. Kai mes aktyvuojame Accessibility Shortcut, mes tuomet galime labai greitų veiksmų per vieną akimirką, greitai 3 kartus spaudžiant maitinimo mygtuką, VoiceOver off. išjungti VoiceOverį ir lygiai taip pat spaudžiant 3 kartus maitinimo mygtuką, VoiceOver on. įjungti Settings. VoiceOverį. Tokiu būdu, jeigu neregiui prireiks kokio nors reginčio žmogaus pagalbos, naudojantis jo iPhone'u, tai tiesiog tam, kad tam žmogui nereikėtų nekomfortiškai naudotis visais tais valdymo gestais, kuriuos naudojame neregėjimės, jis tiesiog gali labai greitai išsijungti VoiceOverį, telefonas grįž prie įprasto valdymo, atlikti tam tikrus veiksmus ir paskui vėl jungti VoiceOverį. Tai visą laiką siūlau Accessibility Shortcut užsidėti. Configure and enter accessibility. Back button. Access. Assistive app 35. Toliau pakalbėkime, tai aptarėme naršymo metodus, dabar pakalbėkime apie tai, kaip mums grįžti į pagrindinį ekraną, kaip grįžti vienu žingsniu atgal, sakykime, jeigu mes esame Accessibility nustatymuose ir mums reikia patekti į pagrindinius nustatymus, ir kaip atsidaryti neseniai naudotas programas. Tai pradėkime nuo grįžimo į pagrindinį ekraną. Gali pasitaikyti ir tokių situacijų, kad jūs naudosite savo įrenginį, mokinsitės juo naudotis ir tiesiog atsitiko taip, kad nebežinot, kur esate, sakykime, kažkur internete pasiklydot. Tikrai būna, pradedant mokytis, kad nebesuprantam, ką skaito ekrano skaitimo programa, ką dabar reikia spausti, kaip sugrįžti. Jeigu atsitinka tokia situacija, paprasčiausias būdas, ką galima padaryti, tiesiog grįžti į gerai pažįstamą pagrindinį ekraną. Nes ši komanda, šis gestas, jis veiks iš bet kurios telefono vietos. Ar jūs kažko ieškosit internete, skaitysit straipsnį, naudositės kokią nors programėlę, tai tiesiog šis gestas veiks visur. Kaip mums grįžti į pagrindinį ekraną? Reikia pirštą uždėti ant telefono ekrano apačios, maždaug ties centru, ir išgirstime tokį garsą. Štai tokį. Išgirdus šį garsą, mums reikia braukti pirštą į viršų, jo neatkeliant nuo ekrano, tol kol antrą kartą išgirsime garsą ir pajusime vibraciją. Štai taip. Weather. Location access. Page 1 of 8. Dar kartą. Adjust app settings. Active. Settings. Siri. Button. Per app settings. Button. Štai, kartuojame dar kartą. Išgirstame garsą. Braukiam pirštų į Per viršų. app settings. Siri. Button. Išgirstame antrą kartą garsą. Pajuntam vibraciją. Jeigu aš užlaikiau pirštą, man pasakė VoiceOver, kad lift for home. Vadinasi, reikia atleisti pirštą, kad pereiti į pagrindinį ekraną. Dog. Messages. 120 edit mode. Štai taip. Settings. Settings. Siri. Button. Tai dar kartą pasikartosiu, jeigu nebežinom, kur esam, arba tiesiog tikrai bus dažna situacija, kad mums reikės grįžti į pagrindinį ekraną, nes norėsis įsijungti kažkokią kitą programą, tai tuomet pridedam pirštą prie ekrano apačios, išgirstame garsą, braukiam, kol pajuntam vibraciją ir išgirstam dar kartą garsą ir pirštą atkeliam ir patenkam į pagrindinį ekraną.
Dabar mes esam Guided access. Hearing control. Sound recognition. Settings. Back button. Accessibility settingsus ir mums reikia grįžti į pagrindinį nustatymų langą. Tam mums reikia rasti mygtuką back, o mygtukas back visą laiką yra telefono ekrano viršutinėje dalyje, kairiajame kampe. Settings. Back button. 2012. Hearing control center. Button. Sound recognition. Settings. Back button. Tačiau Google. kairiajame kampe, Now. 30. ne pačiam viršutiniam kamputį, o maždaug per vieną pirštą nuo ekrano viršaus. Tai tiesiog pats paprasčiausias būdas, aišku, ieškoti ir išgirsti štai. Hearing control settings. Back button. Settings, back button. Tas settings tai mums tiesiog pasakys, į kokį punktą mes atgal sugrįšime. Jeigu aš dabar, pavyzdžiui, Accessibility shortcut. Voiceover button. užeisiu į Increase Accessibility contrast. shortcut, Accessibility. Back button. štai iš pradžių pasako lango pavadinimą, prie kurio mes sugrįšim, tai yra Accessibility ir tada back button, kad tai yra grįžimo mygtukas. Spaudžiam. Accessibility settings. Back button. Štai settings, back button. Spaudžiam. Settings. Heading. Šio mygtuko paspaudimas lygiai taip pat kaip ir visur kitur, tai kad kažką aktyvuoti, paspausti, pasirinkti, patekti į tekstą įvedimo lauką, visą laiką bakstelim 2 kartus. Čia yra taisyklė, kuri galioja visame telefone. Taigi, sugrįžome atgal į nustatymus ir dabar, sakykim, sumodeliuokime situaciją. Dog. Bold. Message. Bold. One new item. Mes atsidarėm kažkokią Message. Phone. programėlę. Page 1. Settings. Wallet. Traffic. Health. Health. Traffic. Tarkim, Traffic. Traffic. Kur noridum nuvykti button. Štai, jūs dabar girdite, kaip angliškas sintezatorius skaito lietuvišką tekstą. Mano darbas button. Mano darbas, Kur noridum nuvykti button. kur norėtum nuvykti, Mano darbas. Mano name button. mano namai, Ar rekomenduotum traffic. ar rekomenduotum Traffic. Atsiliepimą button. Todėl aš ir sakiau, kad iPhone įrenginys naujam vartotojui gali būti ne pats geriausias pasirinkimas, nes tam, kad suprasti lietuvišką tekstą su angliškiu dialektu, na, tam tikrai reikia laiko ir reikia noro bei nemažai pastangų, kad tas įgūdis atsirastų. Tikrai tai yra įmanoma ir labai daug neregių taip ir naudojasi pas mus Lietuvoje tiem, kuriem reikalingas iPhone'as, jie ko puikiausiai supranta lietuvišką tekstą ir keturgubai greičiau negu skaitomais jis dabar. Bet, sakau, tam reikia pastangų. Tačiau grįžkime prie dar vieno gesto, kurį norėjau aptarti. Sakykime, mes esam Traffic programėlė ir mums staigiai prireikė patekti į nustatymus. Tai tam, kad neiti vėl į pagrindinį ekraną ir pagrindiniam ekrane neieškoti settings, mes galime patekti į neseniai naudotas programas, jeigu mes buvome prieš tai atsidarę nustatymus, ir iš ten patogiai persikelti į settings. Kad tai padaryti, mes vėlgi dedam pirštą ekrano apačioje, maždaug ties centru, ir dabar jau mums reikia vėl išgirsti tą patį garsą. Tačiau, kai mes pajusime vieną kartą vibraciją ir antrą garsą, piršto neatleisti, o braukti dar aukščiau, kol pajusime antrą kartą vibraciją ir trečią kartą išgirsime garsą. Štai taip. Trolley button. App switcher, Traffic, active. Štai atsidarė neseniai naudotas programos. Settings, phone, app settings, active. Ir aš, pavyzdžiui, perinu prie settings. Settings, home screen app library, button. Norėdamas grįžti vėl į neseniai naudotas programas, vėl lygiai taip pat. Dabar pasiklausykite. App switcher, settings, Traffic, active. Startles, button. Štai tokius garsus jūs turite išgirsti, norint patekti į neseniai naudotas programas.
Taigi, tokie yra pagrindiniai, sakykime, gestai, kurios reikia žinoti, norint pradėti naudotis įrenginiu. Aišku, tų gestų yra gerokai daugiau, mes to dar kelis aptarsime, bet tai yra telefono valdymo pagrindas. Tai kaip sugrįžti atgal, kaip patekti į pagrindinį ekraną, kaip susirasti elementą. Elementu aš vadinu visus telefono įmanomus valdiklius, meniu punktus, nuorodos programuose, visokius mygtukus, programėlių ikonėlės. Tai yra įvardinama kaip kiekvienas atskiras elementas. Būtent tokiu principu ir veikia ekrano skaitimo programa, kad jinai vaikšto per tos atskirus elementus. Tai dabar pakalbėkime apie dar vieną įdomų voiceover funkcionalumą, kuris vadinasi Router. Kas yra Router? Tai yra papildoma funkcija ekrano skaitimo programos, pasiekiama iš bet kurios vietos, kuri mums leidžia pasirinkti papildomas parengtis arba papildomus valdiklius ir patogiau naudoti ekrano skaitimo programą. Tai yra patogiau naršyti savo telefoną. Geriau parodyti praktiškai, sakykim, aš dabar esu Trafi programėlėje ir noriu jums pademonstruoti, kokiu greičiu atsiradus įgūdžiui galima suprasti lietuvišką tekstą su anglišku dialektu. Aš tuomet darau tokį veiksmą, galima jį daryti viena ranka 2 pirštais, bet bent jau pradžiai aš jį siūlau daryti 2 rankom, tai padėti 2 nykščius ant ekrano, vieną arčiau telefono viršutinio kairiojo krašto, o kitą aukščiau telefono dešiniojo apatinio krašto. Ir su 2 nykščiais braukti tokį apskritimą. Bet tas braukimas neturi būti, kad mes braukiam ir bandome nupiešti pilną apskritimą, tai tiesiog turėtų būti 2 pirštais vienu metu, va, taip kaip dabar parodyta ekrane, pabraukimas toks. Ir, kaip mes girdim, VoiceOver garsina Routerio parengtis. Tai tam, kad pagreitinti ekrano skaitimo programą, man reikia surasti speaking rate. Activity, screen rec, describe character, words, headings, speaking rate, 30. Štai, susirandame ir tuomet, norint keisti pasirinktą parametrą, mes jau nebe horizontaliai braukiam vienu pirštu, kaip darėme su naršymo gesto iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę, o dabar vertikaliai iš viršaus į apačią arba iš apačios į viršų taip pat braukiame vienu pirštu. 34, 50, 60, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 100. Štai aš sugreitinu ekrano skaitimo programą iki maksimumo ir štai, kuo puikiausiai galiu suprasti, kas čia parašyta. Troleibusai, autobusai, bilietai, paskyra, keleiviai, uždaryti. Sveiki. Perskaitykite daug prieš naudojant programą. Tai va, ir dabar man reikia vėl ekrano skaitimo programą sulėtinti. Tas valdiklis, kurį aš pasirinkau paskutinį routerį, jis paskutinis ir lieka. Vadinasi, jeigu aš neseniai greitinausi ekrano skaitimo programą, man nebereikia vėl bandyti brėžti to pusiau apskritimo tam, kad ją sulėtinti. Man viso labo reikia vertikaliai braukti pirštų žemyn. 95, 90, 85, 80, 70, 60, 50, 40, 35, 30. Misto Perjungimus. Sveiki. Perskaitik DUK prize Nodagent programmal. Button. Dabar ką galima dar rasti tarp Router parinkčių? Volume 100. Volume. Mes galime patylinti ekrano skaitimo programą arba ją pagarsinti. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 80, 75. Taip pat mes galime, sakykime, jeigu nesupratome kažkokio žodžio, pavyzdžiui, aš nesu tikras, ar paskutinis žodis
čia kur parašyta, yra dog, aš tada su roter braukdamas tą apskritimą galiu susirasti characters. Language, activity, screen described characters. Ne, pirmai susirandam words. Tuomet mes galim skaityti tekstą pažodžiui. Sveiki, perskaityk, DUK. Ir kai susirandam DUK, norėdami įsitikinti, kad čia tikrai yra 3 raidės, susirandam characters. Ir skaitom. Cap D, Cap U, Cap K. Žodelis cap tai reiškia, kad čia yra didžiosios raidės. Cap K, Cap U, Cap D, space. Štai taip. Rotor patogus tuom, kad šios valdiklius, kurie čia yra, tai yra, atsiprašau, šias parinktis, jas galima keisti taip, kaip jums patinka. Jeigu mes nueisime į Settings, Accessibility, VoiceOver, Rotor Actions, tai tenai mes turėsime daugybę pasirinkimų, ką mes galime prisidėti į šį greitųjų funkcijų pasiekiamumą arba ką galime išsiimti. Jeigu mums, sakykime, čia reikalingos 2 funkcijos, tik sugreitinimas ir skaitimas po raidę arba po žodį, mes galime kažkurias 2 funkcijas ir pasilikti. Visas kitas atžymėti ir jų, sukant šitą apskritimą, jų paprasčiausiai nebeliks. Va taip pat patogiai mes greitai galime pasikeisti, pavyzdžiui, balso sintezatorių. Iš angliško, pavyzdžiui, rusišką. Taip pat, kas dar yra patogu, naudojant VoiceOver, tai kad visus gestus, sakykime, ne visus pagrindiniai gestai lieka, bet nemažai gestų galima pasimodifikuoti pagal savo poreikius. Tai taip pat galima padaryti VoiceOver nustatymuose. Pavyzdžiui, aš nenorėdamas kas karto ieškoti back mygtuko kažkur viršuje, sakykime, head word, character, action, direct, describe image, screen rec, activity, language, English, US, settings, active. Sudarau settings. Control center, but search field, wall, Siri search, face ID, standby, button, wallpaper, accessibility, vision. Pasirenku vėl accessibility. Ir nenorėdamas kas kart ieškoti mygtuko su antra ranka, nes su viena ranka pakankamai sudėtinga, jeigu naudoti telefoną nykščių, gal net nelabai ir įmanoma pasiekti viršutinę ekrano dalį, o aš noriu valdyti telefoną viena ranka, tai aš tiesiog esu savo pasidaręs papildomą gestą, kad 3 kartus bakstelėjus per ekraną pas mane aktyvuojasi back mygtukas. Settings, heading. Vadinasi, 2 kartus aš aktyvuoju elementą, 3 kartus bakstelėjus su vienu pirštu grįžtu atgal. Bet šis gestas veikia tik mano iPhone įrenginyje, nes aš jį esu pats pasidaręs ir nusistatęs. Tai plačiau visus šitos dalykus patyrinėti, panaršyti, pasimėginti galima nuėjus į Accessibility, Settings, tai yra į Settings, Accessibility, VoiceOver, ir tenai jūs rasite daug visokių nustatymų. Taip pat pačiame Accessibility meniu jūs galite ne vien įjungti ekrano skaitimo programą, taip pat galite įjungti vaizdo didinimą, rasti daug naudingų funkcijų žmonėms, kurie turi klausos sutrikimų, kurie turi motorinių sutrikimų. Žodžiu, jeigu pradėti detaliai pasakoti apie kiekvieną vien VoiceOver nustatymą, vaizdo įrašas būtų 3-4, gal net 5 valandų. Todėl tiesiog raginu, kai jau žinote, kur ieškoti, nueiti, pasibandyti ir pasižiūrėti, nes ten pasirinkimų tikrai yra nemažai. Yra taip pat paveikslėlių atpažinimo funkcija, kurią galima ant routerio užsidėti, bet mes dabar kalbame apie telefono valdymo pagrindus, todėl aš šitų dalykų kol kas nedetalizuosiu. Dar vienas dalykas, kurį noriu jums parodyti, tai teksto įvedimas. Mes atsidarome paieškos lauką. Įvedinėti tekstą iPhone galima 2 būdais.
iš tikrųjų 3 būdais, bet trečias būdas jau labai specifinis, aš jį gal tiesiog trumpai pademonstruosiu. Pirmasis būdas, kai mes atsistojame ant teksto įvedimo lauko ir 2 kartus bakstelime per ekraną, ekrano apačioje atsiranda skaitmeninė klaviatūra. Cap K, Cap V, Cap A, Cap L, Cap B, Cap L, delete, Ir Cap L, braukant. Cap H, Cap B, Parašykim kokią nors raidę, kad nebūtų cap, nes pirma raidė pasirašo didžioji. Aišku, mes emoji, select number, galime išjungti didžiasias raidės. Tai braukant per klaviatūrą pirštu, mes ieškome reikalingos raidės ir kai pirštą atleidžiame, ta raidė pasirašo. Pavyzdžiui, L, delete L, Cap L, B, Shift, A, space, C, V, B, A, S. taip, bet kaip matote arba kaip girdite, man automatiškai jau gaunasi, kadangi yra atsiradęs įgūdis, aš nebebraukau ieškodamas raidžių ir niekas iš patyrusių ekrano skaitimo programos naudotojų to nedaro, kadangi klaviatūros išdėstymas yra lygiai toks pat, kaip ir kompiuterinės klaviatūros. Ir jeigu mes jį išmokstame, kai mes priprantam prie savo įrenginio, mes tiesiog galime daugmaž spėti, kur yra kokia raidė ir dėti ties tą vietą pirštą. Tai mums nebereikės braukti nuo centro per visą ekraną ieškant raidės, bet gali būti, kad reikės pirštą paslinkti į kairę arba į dešinę keliais milimetrais. Tai bet, pavyzdžiui, pabandykim parašyti labas. Cap L, Shift, A, B, Shift, A, N. Štai, parašėm. Kaip girdėjot ir kaip matėt, tai aš vieną kartą pataikiau ant Shift klavišo, tai reikėjo pirštą biškį pabraukti viršų, kad pataikyti ant A raidės. Bet iš esmės tai buvau labai arti tų raidžių, kurios man yra reikalingos. Kitas valdymo, kitas teksto įvedimo metodas, tai aš tiesiog apie jį papasakosiu, nes jį reikėtų keisti nustatymuose. Tai lygiai taip pat braukant mes ieškom raidės, bet kai atleidžiam pirštą, raidė nepasirašo, o tam, kad ją parašyti, mums reikia 2 kartus bakstelėti per ekraną. Vadinasi, mes susirandam, atsistojant L raidė, susirandam L 2 kartus bakstelim per ekraną, tada susirandam A 2 kartus bakstelim per ekraną ir taip toliau. Nežinau, kiek tikslingas toks rašymo būdas. Jeigu jums jis atrodytų labiau priimtinas ir labiau patogus, jį galima įsijungti lygiai taip pat Settings, Accessibility, VoiceOver ir tada pasirinkus Typing Style nustatymą ir tenai pakeisti pasirinkimą, bet iš esmės tai labai lėtas rašymo būdas. Paskutinis rašymo būdas yra labai specifinis, jis tinkantis neregiams, kurie moka brailio raštą, arba asmenims, kurie tiesiog moka brailio raštą. Mes galime rašyti naudojant iPhone įrenginį, taip pat ši funkcija yra ir Android įrenginiuose, jau pakankamai ištobulėjusi, jeigu anksčiau iPhone įrenginiuose jinai buvo naudotina visą laiką, o Android įrenginiuose buvo kaip funkcija dėl funkcijos, tai dabar jie tikrai galima naudotis ir tikrai ją žmonės aktyviai naudoja. Bet kaip tai atrodo? Tai brailio raštas yra 6 taškų sistemos raštas, jeigu kažkam neteko girdėti. Ir vėlgi su Roter mes galime pasirinkti vadinamą Braille Screen Input. Ir pasidėjus telefoną ant stalo. Yra ir kitas rašymo būdas, kai mes telefoną laikome rankose va šitaip, bet pademonstruosiu dabar. Pasidėjus ant stalo, mūsų telefono ekranas pasidalina į 6 dalis ir kiekviena dalis yra vienas brailio taškas. Jeigu mes mokam brailio raštą, mums nebereikia girdėti raidės, kurią mes susirandame, mes iš karto galime rašyti raidę ir žinoti, kad jinai bus teisinga. Tam, kad tiksliai žinoti, kad mūsų pirštas yra reikalingoje vietoje,
mes tuos taškus galime susikalibruoti palei savo rankas. Iš pradžių 3 dešinės rankos pirštais palieti ekraną ir tada atleidę, ir tada 3 kairės rankos pirštais palieti ekraną ir tada atleidę, bet tai reikia padaryti greitai, štai taip. Dot positions calibrated. VoiceOver pasakė dot positions calibrated ir mes dabar galim rašyti. Štai, aš parašiau labas, tai tikriausiai patys suprantate, ant kiek tai atsitiko greičiau. Ir galiu dar kartą pakartoti. Dabar ištryniau viską, ką buvau parašęs. Rašom. Štai. Tai patys galėjote įsitikinti, ant kiek šis rašymo metodas yra greitesnis. Ir jeigu turite kantrybės ir užsispyrimo, tikrai rekomenduočiau išmokti rašyti brailio raštu, jeigu ketinate naudoti išmanųjį telefoną, nepriklausomai nuo to, ar tai bus Android renginys ar iPhone renginys, nes be šio teksto įvedimo būdo aš asmeniškai jau telefono naudojimosi nebeįsivaizduoju. Jis yra labai patogus, labai greitas ir tikrai rašymui galima pasivaržyti su reginčiais žmonėmis. Jeigu mes su paprasta klaviatūra vis tiek rašome lėčiau, kadangi pirmai reikia išgirsti raidę ir tik tada atleisti pirštą, tai brailio rašmenų klaviatūra yra žymiai geresnis sprendimas, kuris gerokai pagreitina teksto įvedimą. Pilnai galima atsakinėti elektroninius laiškus. Aišku, yra alternatyvus metodas, kai galima nusipirkti papildomą fizinę klaviatūrą ir su ją taip pat labai greitai rašyti, bet čia jau kiekvieno pasirinkimo laisvė. Tai iš esmės yra pagrindinė informacija, kurią šiandien norėjau papasakoti apie ekrano skaitimo programą ir iOS įrenginį, kaip jo reikėtų naudotis. Aišku, tai yra patys minimaliausi pagrindai ir naršymo gestų, ekrano skaitimo programos ir visokių ekrano skaitimo programos nustatymų yra gerokai daugiau. Tačiau apie juos galima pasiskaityti, tai jeigu jūs esate pats neregys ir jau naudojatės YouTube platformą, tai greičiausiai galėsite pasiskaityti ir apie gestus. Na, o jeigu esate, sakykime, darbuotojas ar socialinis darbuotojas ar neregio draugas pagalbininkas, tai taip pat galima susirasti informaciją, jinai yra lietuvių kalba. Ja oficialiai skelbia kompanija Apple, tai būtent telefono gamintojo, todėl tai yra patikimiausia ir greičiausiai atsinaujinanti informacija. Apple turi savo lietuvišką palaikymą lietuvių kalba ir ten yra sudėtos visos instrukcijos, kaip valdyti ekrano skaitimo programą, kaip naudoti kokius gestus, kaip, sakykime, pasirinkti vienokią ar kitokią funkciją. Viskas surašyta labai aiškiai ir labai žmogiška paprasta kalba. Tai aš tiesiog šio vaizdo įrašo aprašyme paliksiu nuorodą į lietuvišką Apple palaikymą, kad esant poreikiu, jeigu jums šios informacijos trūko, o mes tikrai buvo dalykų, kuriuos mes dar neaptarėm, bet nenorėjau, kad vaizdo įrašo chronometražas gautųsi labai ilgas, tai tiesiog atsidarykite aprašyme esančią nuorodą, pasiskaitykite ir pradėkite naudotis Apple įrenginiu, naudojant VoiceOver ekrano skaitimo programą. Arba, jeigu yra toks poreikis, padėkite naudotis kitiems. Tai šiam kartui tiek, kiek norėjau jums papasakoti. Tikiuosi, dar tikrai nekartą susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Na, o dabar ačiū už dėmesį, ačiū, kad žiūrėjote, linksmų artėjančių švenčių ir iki.